visiems ir sveiki atvykę į vlogmą 6. Šiandien yra gruodžio 6. Ir aš ką tik atsikėliau ir pasiėmiau kamerą nuo stalo ir dabar eisiu pralupti advento kalendorius. Pirmiausia, kaip visada, Haribo. Ir čia 6 diena yra didelės minutės. Kojinės žaislais. Labai miela. Padėsiu jį prie visų. Milkos advento kalendorius. Čia 6 diena yra štai čia. O, kalėdų senelis. O čia senelis smegenis. Labas, Elniuk. Ir po kalėdų eglute. Dogo kalendoriuje 6 diena yra viršuje. Ir vėl sumaišyta. Turėjo būti lūpų dažai, o dabar yra 2 šešėliai. Jau išėmiau iš advento kalendoriaus akių šešėlius. Šiandien turėsiu fotosesiją pas Ritą fotostudijoje. Žinau, kad Rita dar tik pradeda fotografuoti, bet tikrai pasitikėjau ir manau, kad išeis tikrai labai graži nuotrauka. Sutvarkiau kambarį, o šitas maišas pilnas drabužių, mano momentinis fotoaparatas, lemputės, lėkštė, puodelis, viskas, ko reikės fotosesijai, nes mes ir tas sugalvojom šiek tiek idėjų su tais daiktais ir aš pasiėmiau šiek tiek drabužių persirinkti, kad būtų įvairesnės nuotraukos. Dabar eisiu nusilakuoti nagus, tik nelabai įsivaizduoju, ar ryškesnė spalva, ar ne tokia ryškia. Nežinau, kuri labiau tiktų fotosesijai. Ir reikės nuspręsti, su kuriomis makiažo priemonėmis darysiu makiažą. Beje, čia mano 3 metų kolekcija. Aš nieko nesu išmetusi ir čia yra visas mano makiažo priemonės. Aš ką tik prisiminiau, kad pamiršau padaryti lapkričio favoritų video. Aš taip ruošiausi vlogui, kad net pamiršau, kad reikia padaryti tą video. Bet jūs jau porą favoritų matėte. Tai puodelis ir lėkštės CND Style bei NYX akių šešėliai. Nežinau, kreipiuosi į jūs ir rašykite apačioje, komentuokite, ar vis dar norėtumėte to lapkričio favoritų video, ar nebūtų per vėlu jį daryti. Tad lauksiu jūsų komentarų. Pasišildžiau. Studija labai graži. Dabar mes ją šildom, nes čia labai šalta.
Rita bando išsiaiškinti, kaip dirbti su lempa. Pas niekada gyvenime nėra fotografavusi studijoje. Štai kaip atrodau. Dabar dar persirinksiu baltą megztiniu ir nusifotografuosiu prie eglutės. Fotosesija baigta, bet aš susivėlus dėl to, kad darėm nuotraukas su vėju. Buvo labai smagu ir tai buvo nauja patirtis. Man buvo taip pat pirmas kartas, kai vyko mano fotosesija studijoje. Studija yra iš tikrųjų labai kalėdiška, labai jauki atmosfera. Šita studija labai tinkama kalėdiniai fotosesijai. Viskas labai buvo gerai, smagu labai buvo. Taigi aš jau grįžau, buvo labai šalta. Iš tikrųjų ten labai šalta yra šildytuvas, bet jis ką mažai paėlė, nes patalpa yra didžiulė ir net nespėjau jos sušilti per tą valandą, kurią mes tenais buvom, bet kaip jau sušilau ir eisim su Rita peržiūrėti berods 700 nuotraukų. Peržiūrėm su Rita visus 700 nuotraukų. Yra labai daug gražių, net neina atsirinkti. Kaip gaila, mano kompaktinė pudra jau į pabaigą, negaliu patikėti, kad jau yra skylutė. Reikės dabar imti iš šono, kad čia nedidinti skylės. Noriu jums parodyti, ką nusipirkau grįždama iš fotosesijos. Išduoklą. Štai, į tokią gražią dėžutę. Man net gaila išpakuoti. Štai. O, geras kaip. Paėmė išsipakuoja. Ir viduje yra NYX akių šešėlių paletė. Na, nusprendžiau tiesiog palepinti save, padovanoti savo dovaną advento progai. Ir taip pat kvepalų mėginukas. Dar išorės servetkai, ką turiu. Tai šį nepakartojamo grožio minkštutį megztinį. Aš negaliu patikėti, koks jis. Na, bent jau man tai yra labai labai gražus. Jis toks minkštas ir tos snaigės taip gražiai atrodo. Na, nežinau, man atrodo, kad tai bus mano naujas mėgstamiausias megztinis. Pasidėsiu šią dovaną savo po eglutę. Matau, baigiau išsikrauti bateriją. Ko gero teks ir baigti jau šį video. Ir ko gero, kad aš jį tikrai baigsiu, nes dar turiu milijoną darbų. Ketvirtadienį yra džiugi ir svarbi diena man, aš važiuosiu į Vilnių ir kol kas nenoriu skleisti, kas tenais vyks, bet jeigu norite patys pirmieji sužinoti, kas tenais vyksta, ketvirtadienį būtinai tikrinkite mano Instagram istorijas, nes aš ten kelsiu visus savo įspūdžius. Aišku, aš ketvirtadienį vloginsiu, bet įkelsiu tą vlogą tik penktadienį, tad jeigu norite pirmieji sužinoti, ką veikiu ir kas ten vyksta, tad eikite, kaip ir sakiau, į Instagram istorijas. Mano Instagram yra mano vlogs. Rytoj tikrai nedarysiu vlogmą, dėl to, kad bus baisiai užsiėmus ir ruošiuosi ketvirtadienį. Ir šiaip dar begalė visokių kitokių darbų, taip kad susitiksime ketvirtadienį. Iki.